Jaya Girivaradari Jaya Gopinjana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya
Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vrajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Varadhari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vrajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tai šiandien skaitysime 4 giesmės 21 skyriaus 30 tekstą. Dauhitra dinrite mrityo shochyan dharma vimohitan varga svarga pavarganam prayenaikatmya hetuna. Yes, mat. 30. Tai ant lentos užrašytas ne tas tekstas. Tai gal norit paskaityti, ar? Tiesiog pažodinė, ne? Gerai, tai tada dar pakartos. Dauhitra dinrite mrityo. Pabandykite atkartoti. Dauhitra dinrite mrityo. Shochyan dharma vimohitan. Varga svarga pavarganam. Prayenaikatmya hetuna. Prayenaikatmya hetuna. Pažodinis vertimas. Dauhitra adin. Tokius vaikaičius.
Tokius vaikaičius kaip mano tėvas Vena. Rite. Išskyrus. Mirtio. Mirties įsikūnijimo. Šočian. Pasibjaurėtinas. Dharma vimohitan. Nesuvokiančius religijos tikslų. Varga. Religija. Religija, materiali gerovė, jusliniai malonumai ir išsivadavimas. Svarga. Patekimas į rojaus planetas. Apavarganam. Išsivadavę iš materijos sutepties. Praeina. Beveik visada. Eka. Vienas. Atmia. Aukščiausiasis Dievo asmuo. Hetuna. Dėka. Gerai, Prabhupados vertimą. Nors tokie nekingi žmonės kaip mano tėvas, mirties įsikūnijimo vaikaitis Vena nesuvokia religijos tikslų ir prasmės, didžios asmenybės, visų pirma tos, kurias išvardinau, vieningai sutarė, kad tik aukščiausiasis Dievo asmuo suteikia žmonėms galimybę sėkmingai vykdyti religinės apeigas, pasiekti materialinę gerovę, patirti juslinius malonumus ir pelnyti išvadavimą arba patekti į rojaus planetas. Komentaras. Brahmanai ir šventieji prakeikė Maharadžos Pritų tėvą karalių Veną už tai, kad jis nenorėjo pripažinti aukščiausiojo Dievo asmens egzistavimo ir uždraudė vedų aukojimus, kurių svarbiausias tikslas – patenkinti viešpatį. Kitaip sakant, Vena buvo ateistas ir netikėjo Dievą, todėl savo karalystėje jis nutraukė vedų apeigų vykdymą. Pritų Maharadža vadina karalių Veną niekingų žmogumi, todėl, kad jis nesuvokė religinių apeigų bei ritualų prasmės. Ateistų nuomonė, norint sėkmingai praktikuoti religiją, susikurti materialią gerovę, patenkinti juslinius poreikius ir pelnyti išvadavimą, visiškai nebūtina pripažinti aukščiausiojo Dievo asmens viršenybės. Bedieviai mano, kad dharma, tai yra religijos priesakai, reikalingi tik tam, kad remiantis išgalvotų Dievo būtų galima raginti žmonės laikytis doros, tuo pačiu užtikrinant visuomenėje taiką ir ramybę. Maža to, ateistai teigia, kad Dievo egzistavimo pripažinimas nėra taikos ir ramybės prielaida. Jei užtikrinti pakanka būti dorais ir teisingais žmonėmis. Lygiai taip, jų teigimu, siekiant materialios gerovės, tai reikia protingai suplanuoti savo veiklą ir atkakliai dirbti. O tas, kuris uždirba pakankamai pinigų, nesvarbu kokiamis priemonėmis, gali patirti visus juslinius malonumus, todėl jam nebūtina aukščiausiojo Dievo asmens malonė. Apie išsivadavimą jų manimų kalbėti apskritai beprasmiška, nes pomirtinio gyvenimo nėra. Tačiau ateistų ir jo tėvo įsikūnijusius mirties vaikaičio nuomonės Pritų Maharadža nelaikė autoritetinga. Paprastai tėvo savybės paveldi dukra, o sūnus paveldi motinos savybės. Taigi Mritjų dukra Sunitha paveldėjo tėvo savybės, o Vena atsigimė į motiną. Tas, kuris per amžius sukasi gimimo ir mirties verpete, negali išsivaduoti iš materialistinio požiūrio į gyvenimą. Būtent toks buvo karalius Vena, todėl jis netikėjo Dievo egzistavimu. Šiuolaikinė civilizacija laikosi tų pačių principų kaip karalius Vena, tačiau jeigu mes atidžiai panagrinėsime visas sąlygas, kurios būtinos norint sėkmingai praktikuoti religiją, pasiekti ekonominį klestėjimą, patenkinti jutiminius poreikius ar pelnyti išvadavimą, mums teks pripažinti aukščiausiojo Dievo asmens valdžią. Pasak vedų, religija yra ne kas kita kaip Dievo duotų įstatymų sąvadas. Kas nepripažįsta aukščiausiasis, viešpats turi lemiamą žodį religijos ir moralės sferoje, turėtų paaiškinti, kodėl dviejų vienodai doringų žmonių likimas susiklosto taip skirtingai.
Labai dažnai matome, kad du sąžiningai ir padorūs žmonės užima visuomenėje skirtingą padėtį. Ta pati galima pasakyti apie materialią gerovę. Du žmonės vienodai atkakliai dirba, tačiau jų laimėjimai skirtingi. Arba imkime žmogų, kuris niekur nedirbdamas lobsta, o kitas dirbdamas iki 9 prakaito negali sočiai pavalgyti 2 kart per dieną. Lygiai taip ir juslinių malonumų sferoje kartais žmogui užtenka maisto, tačiau nesusiklosto jo šeiminis gyvenimas arba jis apskritai neturi šeimos, o kitas gyvena ne itin pasiturinčiai, tačiau jam prieinami visi jusliniai malonumai. Net kai kurie gyvūnai, pavyzdžiui kiaulės ar šunys, turi daugiau galimybių patenkinti savo jutiminius poreikius negu žmogus. Taigi, jei atidėsime į šalį išvadavimą ir panalizuosime tik tai elementarių egzistencinių poreikių susijusių su dharma, artha ir kama, religija, ekonominė gerovė ir jusliniais malonumais, patenkinimo problemą, įsitikinsime, kad žmonių situacija skirtinga ir mums teks pripažinti, kad egzistuoja jėga, kuri lemia atskiro žmogaus galimybės. Kitaip sakant, žmogus turi įsisąmoninti, kad viešpaties valia lemia ne tik išvadavimą, bet ir jo pačių būtiniausių poreikių patenkinimą. Neatsitiktinai Prahlada Maharadža pabrėžia, kad kartais net turtingose šeimose gimę vaikai būna nelaimingi, net savo sritį puikiai išmanančio gydytojo paskirti brangūs vaistai ligoniui nepadeda. Ir šis miršta arba žmogus nuskęsta net išplaukęs į jūrą patikimu ir tvirtu laivu. Mes turime padaryti viską, kad veiktume kliūtis, kurias mūsų kelyje sukuria materialioji gamta. Tačiau mūsų pastangas apvainikuos sėkmė tik tuo atveju, jei pelnysime aukščiausiojo Dievo asmens prielankumą. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapatantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragutanam Vitamstam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Taigi dėkoju šiandien atėjusiems ir prašau jūsų palaiminimo, kad galėčiau kažką pasakyti, perduoti jums kažką jums svarbaus. Ir šiandien mes skaitome iš 4 giesmės, 21 skyriaus, 30 tekstą. Ir taigi, Britų tėvas buvo ateistas ir nepripažino Dievo asmens egzistavimo. Vieną galima būtų palyginti ir šiuolaikinę modernę civilizaciją, nes dauguma dabar yra ateistai
Ir ateistų nuomonė, norint praktikuoti dharmą, ir tai yra religija, ir pelnyti artha, ekonominę gerovę, kama, jusliniai malonumai ir mokša, išsivadavimą, nebūtina pripažinti aukščiausiojo Dievo asmens. Kartais mes jau praktikuodami irgi būname ateistai, kai nematome Dievo ir elgiamės lyg nebūtų Krišnos. Tai šitą irgi gale paskaitos norėčiau šiek tiek aptarti. Tai prieš paskaitą norėčiau užduoti jums klausimą ir žiūrintiems, ir čia esantiems, kad gal su ta intencija klausytume šios paskaitos, kodėl jūs esate Krišnos sąmonėje, kodėl jūs prisijungėte, kodėl pasilikot ir gal jūs tiesiog bandot pasiekti tą geresnį rojų, kaip jūs sužinojot, kas yra Goloka Vrindavenas, gražus apibūdinimas ir gal tai geresnis nei dangaus aprašymas ir galvot, aš irgi norėčiau į Goloką Vrindaveną. Tai nes jūsgi nematėt Krišnos, tai kodėl jūs giedate vardus, kodėl vis dar klausėtės paskaitų, kodėl kartojate 16 ratų. Pradžioj gal galėjot susidomėti dėl skirtingų materialių tikslų, kai daug kas ateina, iš tikrųjų tai visi, ko gero, turi kažkokių, gal tas motyvas pradžiai nebūna visiškai tyras. Tai gal po šios paskaitos, kaip ilgainiui pereiti, ištyrinti tą motyvą ir pereiti prie kitokio tikslo. Nes šitame tekste nėra kalbama apie bhakti ir yra, Prabhupada sako, apie dharmą. Šiame tekste Prabhupada sako, religija skirta tik tam, kad remiantis išgalvotų dievų būtų galima raginti žmonės laikytis doros, tuo pačiu užtikrinant visuomenėje taiką ir gerovę. Tai taip mano ateistai, kad religija yra puikia, net jeigu tavo dievas yra įsivaizduojamas, mums tai nereikia šito įsivaizduojamo dievo, bet daugumai žmonių reikia, tai jie gali ir turėti tą dievą ir tada jie bus moralūs ir sąžiningi. Jie nesupranta, kodėl jūs garbinat tą įsivaizduojamą dievą. Tie žmonės tiesiog bijo, jie mano, kad tie žmonės tiesiog bijo būti nubausti, o kita priežastis nori būti kažkaip apdovanoti. Ar dangaus planeta, ir kodėl dauguma žmonių yra religingi. Jie nori gauti savo malonumo tą dalį, patekti į dangų. Bet taip pagalvojus, visai nėra taip jau patrauklu patekti į tą dangų. Mes skrendam su lėktuvu ir mes būnam tose debesyse, ar ne? Ir ten gal, kad matytumėm tą savo gyvenimo ekraną ir ten sėdi angelai, dievas ir žiūri visų gyvenimus per tą ekraną. Tai ar mūsų paskaita gal tiesiog bijom gimti iš naujo, gal norime tos laisvės nuo kančių, nuo nelaimių. Tai galbūt mes tikimės, kad būsim geresni bhaktai, tai tada gausim kažką geriau. Ir kas skatina mus judėti pirmin, kodėl mes liekam Krišnos sąmonėj ir kodėl mes kartojame tuos 16 ratų. Tai kažkas, ką galėtumėm pažvelgti į save. Ir tai mes ateiname į šitą kelią, norime arthos, materialinės gerovės, kaip Dhruva, laisvės nuo nelaimimų, kaip Gajendra, iš smalsumo, kaip Namis Varanijos išminčiai, arba jau kurie brahmanai ir suprato ir jie nori eiti toliau kaip 4 kumarai. Ir po kurio laiko turėtumėm praktikuoti jau kitam tikslui, pereiti prie kitų tikslų. Ir turėtume būti labai atsargus galvodami, kad religija skirta tik moraliai.
ir kad jūs turėtumėt garbinti Dievą, kad būtumėt moralus, nes tai yra vertybinis pagrindas. Tai toks vertybinis ugdymas yra aistros gunoje. Darykite darbą, kad gautumėte artą ir kamą, kad galėtume gražiai mėgautis pasauliu, ar būtumėt laimingi. Ir ateistai sako, kad Dievo nereikia, kad būtų moralus ir etiškas, bet jei esu jau toks primityvus, tai kad tau reikia Dievo tam. Gali turėti tą savo Dievą. Ir ateistai toleruoja kaip ir Dievą visuomenėje. Daugiau ar mažiau žmonių visuomenėje, jie yra ateistai. Arba jie tiki bet minimalistiniu būdu. Jie skatina pačią religiją tik dėl šitos priežasties, dėl moralės ir taikos. Tai taip, jeigu jums reikia tokio įsivaizdavimo, tai pirmin. Jie taip galvoja. Tai galima tokį pavyzdį pagalvoti kaip santuokos tikslas, kad išlaikyti moralę. Bet jeigu sutuoktinis pasakytų, kad, žinai, aš už tavęs tekėsiu, kad būčiau moralus, kaip sakant. Tai yra pagrindinė priežastis. Jeigu nesusituoksiu, būsiu amoralus. Tai pagrindinė priežastis, kodėl aš su tavim, tai priešingų atveju aš būčiau amoralus ar neteisingas. Tai sakytum, aš maniau, kad tu mane myli. Tai jeigu skatiname žmonės būti moraliais, tai, kaip jaučiasi Krišna, tai panašiai labai nusivylęs, kad, tai aš maniau, kad tu mane myli, o pasirodo tik tai dėl moralės. Tai nereikėtų priimti tokio Dievo, tokio kaip tikslo ir kitiems to skatinti, kad tik dėl to vertybinio pagrindo, ar ne? Toliau, čia šitame tekste kalbame apie artą, ekonominę gerovę. Kad siekiant materialios gerovės, tai reikia protingai suplanuoti savo veiklą ir atkakliai dirbti. Taip sako ir ateistai. Jeigu dirbsi gražiai ekonomiškai bus ir ekonominis rezultatas. Jei kas nors dirbs gerai, rezultatai bus automatiškai. Ir jeigu uždirbsite pinigų, turėsite galimybę mėgautis ir gauti ne tik pinigų, bet gražių baldų, automobilių, rūbų. Tai yra daugybė knygų, tūkstančiai knygų, kaip tapti efektyviam, kaip tapti sėkmingam, kaip tapti turtingam. Tai ir iš tikrųjų Krišna irgi duoda šitą gerovę, tačiau tai nėra tinkama motivacija. Kaip Bhagavad Gitoj 9.22 sakoma, kad tačiau tiems, kurie visat su pasiaukojimu garbina mane, medituoja mano transcendentinį pavidalą, aš suteikiu viską, ko jiems trūksta ir išsaugau tai, ką jie turi. Tai Krišna irgi duoda, bet tai nėra tinkama motivacija, kad ekonominė gerovė. Tačiau ateistai mano, kad užtenka protingai suplanuoti veiklą ir atkakliai dirbti. Kad Dievas čia ne prie ko. Toliau kama, jusliniai malonumai. Tai šitam tekste yra sakoma, kad tas, kaip mano ateistai, tas, kuris uždirba pakankamai pinigų, nesvarbu kokiamis priemonėmis, gali patirti visus juslinius malonumus. Todėl jam nebūtina aukščiausiojo Dievo asmens malonė. Ir tai taip pat nėra tinkama motivacija, nors kai kurių žmonių tikslas irgi gali būti, išeinu į pensiją, dabar apkeliausiu 100 šalių ir ar ten, nežinau, šuolis su parašiutu, nuotykiai, arba turėti savo tą bucket list, vadinamą, kaip čia lietuviškai, sąrašas, ką tu norėtum, kaip norėtum pasimėgauti, ką norėtum padaryti, ar ne? Tai ne tai, dėl ko tu gimėjai. Ir tai nėra tikras gyvenimo tikslas ir tai neturėtų būti ta motivacija, kad irgi aš praktikuosiu ir galėsiu jusliškai tenkintis geriau. Ir ketvirtas, tai mokša, tas motyvas, kad bet ateistai sako apskritai, apie išsivadavimą kalbėti apskritai beprasmiška, nes pomirtinio
gyvenimo net nėra. Tai nesvarbu ir apie tai net neverta kalbėti. Bet mes taip pat būna, kad ateiname su tokiu motyvu, to išsivadavimo kažkokio. Ir čia gal toks palyginimas būtų kaip atlyginimas, kad mėnesio pabaigo galim atlyginimą ir po to mėnesio tai jau nieko nebebus, tai visą atlyginimą ir išleidžiu iki paskutinio cento ir tą paskutinį mėnesį. Tai taip mes elgiamės su gyvenimu ir iš tikrųjų, taigi kodėl mes investuojame, kodėl mes taupome, tai taip pat ir dvasiniai praktikoje mes turime ruoštis kitam gyvenimui, mes turime investuoti, mes turime taupyti, mes turime kaupti tos dvasinius turtus. Tai žmogus, kuris galvoja, kad pomirtinio gyvenimo nėra ir kur tiesiog gyvenimas pasibaigs ir viskas, tai jisai gyvena kaip tas, kuris mėnesio atlyginimo iki paskutinio cento. Tai moderni civilizacija sutinka su Vena, pavyzdžiu. Ir tai kažkas gali sakyti, kad Dievo nėra, aš jo nematau. Tai kodėl tada tai minima raštuose? Prahladas sako, kad Dievas yra, Dhruva sako, kad Dievas yra, Pritu sako, kad Dievas yra, Balmaraj sako, kad Dievas yra. Tai Vedos patvirtina, kad Dievas egzistuoja ir Vedas patvirtina daugybę didžių sielų. Tai todėl mes taip pat turėtume priimti Dievo egzistavimą. Tai kodėl mes turime tikėti Vedom, tai jau prieš tai paskaitą, gal kas atsimena. Tai gal irgi tokį pavyzdį, kaip kažkokiam mažam kaimelėje ten ateina vagis ir šuo išgirsta arba užuodžia ir pradeda loti. Ir tada visi šunys kaime išgirsta, kad šuo loja ir irgi pradeda loti. Ir jie tai nematė to vagies, tik tas vienas šuo matė, bet jie irgi loja. Tai čia kaip toksai palyginimas, kaip su Sankirtan judėjimu, kad gal aš nemačiau Dievo, bet mano guru Maharadžas, tai mano ačarija, tiksliau, gal ne guru, tai matė Dievą, todėl kaip ir aš tik jo šuo, jie nematė, bet jisai matė. Ir mes galime lengvai suabejoti, kad galvojame, kad mes turime pamatyti tą Dievą. Bet mūsų ačarija pamatė Dievą, ar ne? Ir mes galime sekti jo pėdam. Taip pat ateistai, šitas tekstas grinai apie ateistus. Taip pat sako, kad pasaulis funkcionuoja be aukščiausiojo įsikišimo, kad viskas čia įvyko atsitiktinai, kaip atsitiktinumo teorija. Tai tas atsitiktinumas, Prabhupadas sako, kad tik tiek, kad Dievas davė šansą tą atsitiktinumą atlikti veiklas, kurios jį nuves pas jį. Ir tas atsitiktinumas yra tik tai ta laisva valia, kurią jisai davė, kad tą šansą, kad pasinaudojus šią galimybę, žmogui yra galimybė grįžti atgal į dvasinį pasaulį. Ir tai ir net tas šansas, tas atsitiktinumas nėra atsitiktinis, jis yra pagal aukščiausio Dievo nurodymus. Tai mes turim tą atsitiktinumą, tą šansą, kad žmogaus gyvenimą mes įgijom po milijonos metų, mes prieš tai buvom vabzdžiais, paukščiais, gyvūnais ir tik po daugelių kelionių atėjome į bhakti kelią. Ir dabar manome, kad koks mūsų tikslas, kad mūsų tikslas tik tai jusliniai pasitenkinimai ar kažką, kad ekonomiškai geriau, ar tas įsivadavimas. Bet jeigu tada Dievo nėra, ar ne, kai sako, Dievo nematom, tai ateistai sako, ir tada Dievo tai nėra. Tai bet tada, kodėl žmonių rezultatai skiriasi. Ir kaip čia sakoma, kad kodėl dviejų doringų žmonių likimas susiklosto taip skirtingai ir jie
užima skirtingą padėtį visuomenėje. Kodėl vieni gal turi didelius namus, jiem visai nereikia dirbti, ar ne, ten, pavyzdžiui, ten tėvai turtingi ir ar turi dirbti tik 3 valandas per dieną ir gali studijuoti Prabhupados knygas, skaityti šastras ar ne, pamokslauti, o kiti turi 2-3 darbus ir gyvena skurde ir jam neužtenka pinigų. Ir čia taip pat irgi kaip tas pats ofisas, o vadovas ir darbininkai, o jų atlyginimas yra visai skirtingas. Ar, pavyzdžiui, broliai dvyniai ir jų gali būti gyvenimas visiškai skirtingas. Tai tik gavus aukščiausiojo Dievo prielankumą galima pasiekti sėkmę pagal savo praeities veiksmus, laimėjimus ar nuklydimus. Nėra kito būdo paaiškinti, kodėl vienos asmenybės gimsta sėkmingi, o kiti ne. Tai kas yra dharma bhakti kelyje? Tai gal jūs norėtumėt pabandyti atsakyti? Kas yra dharma, kaip sako religija, ateistai sako, kad tik dėl moralės ir taikos. Tai kas yra dharma bhakti kelyje? Kaip manot? Taip, atsidavimas ir paremta meilė. Nes jei mylim kažką, tai norim patenkinti, padaryti laimingo. Nėra, kad jeigu patenkinsiu, būsiu moralus, arba jeigu patenkinsiu, būsiu turtingas, kaip ateistai sako pagal dharmą. Jeigu patenkinsiu, turėsiu laimingą šeimą, jeigu patenkinsiu, pateksiu į dangų, ar būsiu laisvas nuo kančių. Jeigu patenkinsiu, tai viskas. Tik tiek, tai viskas, tai būsiu laimingas, matydamas, kad kitas laimingas. Kai nueinam pas ką nors į vestuvės, tai nėra, kad kažko mes tikimės. Mes laimingi, kad jie laimingi. Tai taip, patenkinsim viešpatį ir būsim laimingi, kad patenkinom viešpatį iš meilės, ar ne? Tai kas yra artha bhakti kelyje? Tai kaip manot, kas yra artha bhakti kelyje? Ateistai sako, kad tai ekonominis, užtenka planuoti ir užtenka tiesiog sunkiai dirbti ir pasieksite ekonominį gerbuvį. Tai kas būtų bhakti kelyje? Tai kad viską panaudoji tarnystėj, kad viską panaudoji tą ekonominį kažkokį gerbuvį, ar ne, nebūtinai. Tai kad prašau paversk mane tarnu. Ir mūsų atlyginimas yra ta meilė ir tai mūsų turtai, ar ne? Ir taip pat gal sudaryti pamokslavimo planus. Taip pat tai būtų artha bhakti kelyje. Ir kas yra kama bhakti kelyje? Tai kama tai jusliniai pasitenkinimai. Tai jusliniai pasitenkinimai, tai kad ne savo, o kad patenkinti viešpatį, ar ne? Kad jisai yra tas galutinis objektas, kam suteikti pasitenkinimo. Ir ne kaip džiaugtis pasauliu, bet kaip nudžiuginti viešpatį, ar ne? Kad jisai yra tas, jam suteikti malonumus, taip? Ir kas yra moksha bhakti kelyje? Moksha, tai ateistai sako, išsivadavimas, o kas yra moksha bhakti kelyje? Tai, atsidavimas tame, kad man nerūpi išsivadavimas, kad aš visur matau Krišną ir aš jau esu išlaisvintas, man nerūpi ar ten, ar čia, ar kažkokiam danguje, ne, bet tiek įsisamonę Krišną, kad visur mato Krišną ir jiem jau nesvarbu, kad tas išsivadavimas, ar ne? Tai bhakti yra meilės santykiai, priešingai negu, sako ateistai. Bet kartais ir mes jau praktikuodami bhakti tampame ateistais, ar ne? Ir noriu papasakoti vieną tokią istoriją. Kartą šalia Nandagram gyveno šventasis, kuris visą gyvenimą garbino Krišną ir Balaramą. Jis buvo toks senas, kad jo plaukai pražilo, dantis iškrito, rankos drebėjo. Ir vieną dieną šis šventasis sadhu atėjo prieš savo Krišną Balaramos dievybės ir kalbėjo su jomis, toks nuskriaustas.
Jūs neteisingi, jūs niekada neatlyginate mano pastangoms, jūs patenkinti. Aš visą gyvenimą jūs garbinau, kasdien eidavau prašyti maisto iš kaimų, kad atneščiau jums ko nors užkasti. Aš sakiau, šaukiau jūs daugybę kartų, bet jūs niekada neatsiliepėt. Visą gyvenimą gyvenau pagal Šrilos Rūpos Gosvami išdėstytus principus. Kasdien šaukiausi jūs per kirtaną, bet jūs nedavėt man ženklo, kad jums rūpi. Ne kartą. Jūs tiesiog stovit ten, jūs nekalbate. Ir kai tie vagys atėjo naktį ir iš manęs viską pavogė, beviltiškai šaukiausi pagalbos, kol jie mane mušė, bet jūs vis tiek mane ignoravot. Dabar aš senas ir greitai mirsiu. Duokit man leidimą jūs palikti. Aš eisiu į Varšaną pas Šrimatį Radharanį. Ji žinoma kaip karūnama, ji pilna gailestingumo, ne tokia žiauri kaip jūs abudu. Ir šventasis Baba atsikėlė, drebėdamas ir verkdamas, jis paėmė savo kamandalų vandens podą ir paskutinį kartą apsisuko. Štai ir viskas, dabar galite pasirūpinti savim, aš einu. Džai Šri Radė. Taigi jis pasitraukė, visas kaimas matė šią širdį draskančią sceną. Žmonės buvo šokiruoti. Baba, kur tu eini? Tu toks senas, tu neturėsi jėgų grįžti, galbūt tu mirsi kelyje. Kas tau gamins maistą? Nemėginkit mane sustabdyti, aš einu. Bet kas garbins Krišną Balaramą? Jie gali pasirūpinti savim. Kaimiečiai sekė Babą, bandydami įtikinti jį pasilikti. Nors vienas po kito jie pasidavė. Prie kaimo ribos su Baba dar tebėjo tik 2 berniukai. Baba, neik, maldavo jie. Berniukai, palikit mane. O kaip Krišna Balarama? Galite pasirūpinti jūs, arba jie gali pasirūpinti savimi. Man nerūpi. Džai Šri Radė. Berniukai liko atkaklus ir vienas paėmė Sadų kairę ranką, o kitas dešinę. Ir nepatenkintas Baba pažvelgė juos atidžiau ir staiga pastebėjo, kad vienas berniukas buvo šviesus, o kitas tamsus. Krišna Balarama atėjo duoti asmeninį daršaną ir Baba apėmė palaimą. Balarama pasakė, ką tu dabar nori daryti, Baba, ar grįši? Jau vakaras ir mums reikia mūsų pieno, visą šį kelią atėjome su jumis. Krišna pasakė, mes pasiėmėme tave su savimi. Gali duoti mums pieno Goloka Vrindavanoje. Tiesiog eik pas motiną Jašodą ir jį tau duos mūsų pieno. Ir kai Sadu išgirdo šios žodžius, jisai nualpo. Kitą rytą kaimo gyventojai pamatė, kad jų Baba vis dar šypsosi. Jis turėjo visus ekstazinius simptomus Astas Atvika Bava, egzistencinę ekstazę. Ir po dienos jis paliko šį pasaulį į Goloką Vrindavaną. Tai viena iš daugybės vietinių Vrindavanos istorijų, parodančių, kad kartais Krišna nusprendžia sustiprinti bhaktų jausmus iki kritinio taško, kol jis ateina pas juos. Tai mes irgi kartais būname ateistai, galvojame, kad kaip šitas senukas visą gyvenimą garbino Krišna Balaramą ir sako, jūs nekart man neatsiliepėt, ir aš jūs palieku, jūs pasirūpinkit savim patys. Tai jis tiesiog nematė, bet ir gal toliau dar norėčiau pabaigai, kaip nebūti mums ateistais jau praktikuojant, net ir per džapą, gal vieną tokį pratimą pasidalinti noriu, aš irgi išbandžiau. Jis yra, kaip tik bus per festivalį Sačinandana Maharadža atvažiuos. Gal kažkas skaitėte jo knygą The Living Names, tai apie džapą ir čia yra toksai pratimas. Galvoju, 2 pratimus turiu, ar vieną, ar kitą. Gal gal spėsim abu iš tikrųjų. Tai gerai.
Tai va, tai galite iš tikrųjų net dabar ir išbandyti, kas čia esate arba tie, kas žiūrite. Sėdime tiesiai ir išsitiesime, atsipalaiduojame, užmerkia akis, galite užmerkti akis. Kelis kartus giliai įkvepiam, suvokdami kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą. Ir darome tai tol, kol jūsų protas taps ramus ir susikaupęs. Ir jei kyla blaškančių minčių ar jausmų, švelniai paleiskite juos ir tiesiog grįžkite į kvėpavimą. Dabar įsivaizduokite, kad šalia savęs pastatysite gražią sėdynę ir pakviesite Šrila Prabhupadą atsisėsti ant šios sėdynės, ant šio krėslo, ant šio fotelio. Ir pastatom gražų krėslą, ar ne, ir pakviečiam Šrila Prabhupadą atsisėsti. Ir dabar garbinkite Šrila Prabhupadą, plaudami jo lotosinės pėdas. Galite pasiūlyti geriamo vandens, gražiam podelyje jam. Galite prašyti Šrilos Prabhupados leidimo garbinti dieviškąją porą, kartodami Hare Krishna. Nepamirškit kartoti Hare Krishna. Pradėkite giedoti Šrilos Prabhupados įkvepiančioje draugijoje. Pradėkite kartoti šventus vardus. Pasistengite suvokti jo gilią atsidavimo nuotaiką ir ją įsisavinti. Ir, čia mes ilgai gal netęsime, bet kai baigsite, padėkokite Šrilai Prabhupadai ir gaukite leidimą išvykti, pastraukti. Tai va, tai toks pratimas, kartais irgi kartojam džapą kaip ateistai, tiesiog kartojame. Ir motyvas irgi neaiškus, ar ne? Tai galime iš tikrųjų pasikviesti Prabhupadą į savo džapą, ar ne? Tam meilės santykiui. Norėdami patenkinti Prabhupadą, patenkinti aukščiausiai viešpatį. Tai va, gal šiam kartu iš tikrųjų tiek. Dabar, jeigu kas turit klausimų, tai galit užduoti ar apie ateistus, arba apie ką nors. Jisai nebuvo ateistas, nes jau garbino Krišną Balaramą. Jisai atėjo ir išsivedė į dvasinį pasaulį. Jeigu jis būtų buvęs ateistas, tai jo neišsivestų Goloką Vrindavaną. Tai taip, jisai nebuvo ateistas, jis buvo Krišnos atsidavusysis. Aš turiu šitą pavyzdį daviau dėl to, kad kaip lyg veiksmas buvo, jisai su meile tą darė, bet jisai, kaip ateistai sako, tokiam gal priešai, tokiai palyginimui, kad kaip ateistai sako, taigi tu nematei Dievą, ar ne, tai kodėl tu jį garbini, Dievo nereikia, kad gautum, kad nukeliautum į dangų kažkokį, ar kažką. Reikia aukščiausiojo Dievo asmens prielankumo. Tai jisai yra pavyzdys, kad jisai nors nematė, bet jisai, kadangi garbino, jisai gavo tą viešpatės prielankumą ir jie galiausiai, bet jisai, kadangi jisai nematė, tai jisai vienu metu, ar ne, lyg tais suabejojo, kad aš nekartų jūsų nemačiau, jūs neatliepėt man ir aš nebesirūpinu jūs. Bet jis visą gyvenimą kaip ir su meile tą darė. Ir tada aukščiausio Dievas mes malonė, kad jie atėjo patys pas jį. Tai taip, mes
mes tarnaujame, mes su meile tarnaujame ir kartais nematome Krišnos ir galime taip viduje įsižeisti, kad Krišnas nėra, jis paliko mane vieną, čia man tokie sunkumai, aš čia taip ar ne. Tai mes tuo metu elgiamės kaip ateistai. Mes kaip ir nesame ateistai, bet mes elgiamės kaip ateistai. Krišnos nėra. Arba lyg Krišnos nebūtų. Lyg tuo metu, kada man buvo sunku ir sakau, Krišna negirdi manęs, aš esu vieną mane paliko šitoj visoj košiai. Tai mes jo nematom, kad jis visą laiką šalia mūsų, ar net iš tikrųjų net širdį, ar ne? Tai šitą istoriją tiesiog, kad mes kartais bhakti kelyje, nors tarnavome su meile, bet kartais elgiamės taip, lyg Krišnos šalia nebūtų, lyg ateistai, ar ne, lyg mes nematom Krišnos. Tai pamirštam, kad mes jį matom su savo širdim, kad mes jau tarnaujam su meile, ar ne. Tai aš čia taip, aš spekuliuodama atsakiau, atsiprašau labai, bet nežinau, tai tokia man mintis kilo ir kodėl šitą istoriją man atrodė, kad tinka į šitą temą, ar ne? Tai va. Bet iš tos pačios istorijos kitas klausimas tada, Taip. ar kažkaip kaip ir išvada tokia. Kitas klausimas, išvada? Kad galbūt tu gali iš materialių tikslų garbinti visą gyvenimą Krišną. Gal gali iš materialių tikslų garbinti visą gyvenimą Krišną? Per garbinimą valaisi. Krišna vis tiek yra dėkingas, nors tu Ir Krišna vis tiek yra dėkingas, nors tu darai savanaudiškai. Antiek maloningas, kad jisai priema tą tarnystę ir tu galų gale gyvenimo pabaigoje tampi tyras. Tai taip, tai vat čia ir minėjau, kad ilgainiui tiesiog mums gal reiktų apvalyti tos tikslus. Nes mes jeigu ir tarnausim ir visą gyvenimą mūsų sąmonė pati nepasikeis ir mes taip ir liksime gal su tais, tai gal skirtingam lygmenį mes tą meilę Krišnai turėsim tą santykį, ar ne? Tai, bet Krišna jis taip, aišku, jisai priema tą tarnystę, net, kaip sako, net lapelį, net vandenį pasiūlytą su meilė, ar ne, priema. Tai taip ilgainiui tas motyvas, tie motyvai jie apsivalo, kad gal pradžiai mes atėjome į Krišnos sąmonės judėjimą dėl kažkokių ten tikslų, ar ne, o vėliau, iš tikrųjų pradedame daryti tai iš meilės, ar ne, ir norėdama patenkinti. Ir nieko neprašydami atgal. Tai taip ilgainiui tas apsivalo tiesiog, bet kai kurie būna bhakti vidury kelio nusivilia, ar ne? Kažko negavau, Krišna man neatsakė, Krišna neišgirdo manęs, Krišna man paliko mane vieną šitose sunkumuose. Taip toliau, ir jie tada, tai aišku, jisai priėmė tą tarnystę. Ir iš tikrųjų, net jeigu taip, Krišna yra toksai maloningas, kaip tokį pavyzdį atsiminiau, vakar buvo atvažiavę brolis su šeima ir jie turi mergytę 2 metų. Ir jie ateina pas mane į kambarį ir sako, jinai turi dabar atsiprašyti. Ir jau vien tai, kad jinai atėjo atsiprašyti, jau man išsilydė širdis, ar ne? Tai aš dar papasakosiu, kodėl jinai turi atsiprašyti. Ir sakau, kas atsitiko, galvoju, ką tas 2 metų vaikiukas galėjo tokio padaryti, kad jau turėjo ateiti atsiprašyti pas mane. Ir tada, ir jinai taip jau tokia, ir jau man iškart jau norisi apkabinti ją ir kažkaip tokia meilė sukilo. Ir mama sako, pasakyk tavo, ką darys, kad, sako, kad jinai pasirodo suplėšė karūną. Buvo tokia karūna iš popieriaus padaryta ir jinai kažką susinervino ir suplėšė tą karūną. Tai jinai atėjo, sako, atsiprašau, ir, tai kaip gali
tai vat, net jeigu, tai aišku, jau, nu, čia aš tokį materialų gal pavyzdį, bet Dievas, nu, toks maloningas, jisai net ne tai, kad priema tarnystę, bet net jeigu, va, tu taip kažką kartais, va, susinervinu, va, nebepraktikuosiu, ten dar kažką, nu, būna tokių, ane, ir po to, va, jeigu tik atgal sugalvoji grįžti, su meilė, jisai laukia išskėstom rankom tą priimti. Tai taip, biškai nukrypau nuo temos ir nuo klausimo, nežinau, kodėl taip. Tai taip, palaipsniui mūsų motyvas apsivalo, mūsų motyvai apsivalo. Ir taip grįžt, net nereikia laukti, kol apsivalys pilnais tas motyvas. Tai Krišna jau dabar jūs myli, jau dabar priema jūsų tarnystę. Tai tik tai tiesiog kurti tos meilės santykius, ar ne? Toliau jos kurti. Tai nežinau, atsakiau, dar galit paklausti, jeigu nepavyko atsakyti. Bet kiek jaučiu? Dar vienas klausimas iškilo. Gerai. Ar savaime apsivalo, ar reikia dėti pastangas? Ar sąmoningai dirbti su tuo, kad apsivalytum? Kad keistusi motyvas. Ar automatiškai procese? Tarnauji dvasiniai mokytojai, nori jį patenkinti, intelektu supranti, kad tai gerai. Ar jeigu tą procesą sadhana atlieki? Ar savaime vyksta apsivalymas? Ar vis tiek reikia dėti pastangas? Tai man vėl kilo toksai pavyzdys apie džapą. Ir nežinau, gal esat girdėję, Mahatma Prabhu Maharadžas, jisai kaip Vrindavane ėjom į rytinį pasivaikščiojimą ir kartom džapą. Ir jisai sustojo vienoj vietoj, taip nutilo, atsisuko ir papasako ir sako, žinot, tai, kad aš prieš 20 ar 30 metų pradėjau groti mridangą, tai nereiškia, kad aš dabar esu profesionalus mridangos grojėjas. Kadangi aš visai nedėjau pastangų į tai ir aš nepraktikavau, aš kiek išmokau ten pradžiai, tai tiek ir te moku. Ir tikrai už mane yra geresnių mridangos grojėjų, ne? Tai sako, tai taip ir, tai taip, bet jisai neblogai, man atrodo, groja mridangą. Tai taip ir su džapa. Tai nėra, kad aš jeigu kartoju 20 metų, tai jau yra gerai, tu praktikuoji, kaip mridangoj, tą judesi tos pirštus, tai jeigu tu kiekvieną dieną praktikuoji, ar ne, tai čia kaip treniruotė, kaip kūno, neruoši. Tai nereiškia, kad aš po 20 metų geriau kartoju džapą, jeigu aš nesistengiau geriau jos kartoti. Tai man atrodo, kažkaip man asocijavosi jūsų klausimas panašus. Taip, jeigu jūs kiekvieną dieną praktikuojat, nors automatiškai, tas rankos judesys, kaip mridanga grojant, jisai yra geresnis ir tas garsas būna švaresnis. Nes tu kiekvieną dieną ir kartoji kaip raumenis. Bet jeigu tu neini pas mokytoją ir jeigu tu nesimokai naujų ritmų, nesimokai kažkaip kaip pažengti tam, tai kaip nereiškia, kad po 20 metų tu geriau grosi mridangą, ar ne? Kad tu būsi profesionalus. Tai taip, tai ir automatiškai apsivalo, bet ir reikia dėti pastangas. Tai pavyzdžiui, ką su džapa, aš kiekvieną dieną prieš džapą kartojant perskaitau, kaip būna tos knygos apie džapą, bet dauguma tik anglų kalba, man atrodo, lietuviškai gal net nėra, kad būtų atskirai knyga apie džapą. Tai
išversta kokia knyga? Mahatmas Prabhu afirmacijos. Tai irgi labai gerai. Aš vat su Mahatmas Prabhu afirmacijom darydavau taip, irgi perskaitau vieną tą afirmaciją, ar ne, ir tą paaiškinimą. Ir su ta intencija aš pabandau kartoti džapą. Ir tikrai nauji klodai atsiveria. Na, ne tai kaip kasdien, ar ne? Ir galima savaitę tą tęsti, nu, ar ten kiek laiko, vat, kad pasitreniruoti, pritaikyti. Tai va, tai kažką paskaityti apie džapą ir pasistengti pritaikyti džapai. Tai jau yra irgi, vat, nu, kažkokios pastangos. Tai va, tai sakyčiau, kad ir ta, kad natūraliai prie mokytojo ir stengiantis patenkinti mokytoją, stengiantis tarnauti, stengiantis patenkinti Krišną, tai automatiškai apsivalo mūsų motyvai ir pradedama daryti tai iš meilės ir vis labiau, ar ne, vis švariau, bet tuo pačiu turime dėti pastangas, nes nėra, kad natūraliai mes tapsime tyrais Krišnos atsidavusiais. Tai va, tai gal vat, šio taip ir norėčiau užbaigti. Ačiū labai, kad klausėtės. Šrila Prabhupada ki jai. Radhanath ki jai. Gal norėtumėt Liusimą pagiedoti? Sukute matčiai? Nesugebėjau išeiti. Kaip įdomi buvo. Nesugebėjau išeiti. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya.
Vykdavo ten su visais karatalais. Nu, galbūt čia. Aš galvoju. Jo, ta. Labai, ta tokia. Nu, tas iš tikrųjų labai tokia jautri